Bijai vilko neik į mišką, verslas pats savaime yra rizika, ta prasme, jo nieks negali suplanuoti, nežinau, netikėtos pandemijos, nieks negali suplanuoti netikėto karo, nieks negalėjo suplanuoti ir, nežinau, kylančių palūkanų, bet šiokiu atveju kaip tik, pavyzdžiui, kreiptis į Invegą pagalbos ar ne, arba kaip to kompensavimo palūkanų, tai buvo žiauriai geras sprendimas, nes kaip tik dabar, kai sukilo visos palūkanos ir kaip tikėtina yra pats sunkiausias metas, tai Invegos garantija ypatingai padeda. Kartu su partneriu kuriam lietuvišką prekių ženklas Smells Like Spells, kuris užsiima visokiausiais maloniausiais ir magiškiausiais kvapais namams, tai ir kvapiųjų žvakių kūrimas ir gamybas, smilkalai, eteriniai aliejai, namų kvepalai. Visada nuo to pradedam kurti savo produktus, nuo kažkokios maginės reikšmės arba maginės nematomos pagalbos kažkokiai tai gyvenimo sričiai, dideliam investiciniam projektui, žvakėm, ar ne, su lietuvių žymiausių grafikų. Tokiam dideliam projektui šiek tiek reikėjo pagalbos ir paskolos iš banko. Ir mūsų banko vadybininkė tiesiog papasakojo, jog yra tokia galimybė pasinaudoti Invegos pagalba. Ir mes, aišku, suplojam rankom ir sakėm, tai okei, valio, jeigu tik yra kokia pagalba, mes jos norim. Iš tikrųjų, procesas tai buvo žiauriai paprastas ir kažkaip labai netgi nuoseklus, nes banko vadybininkė pakonsultavo, ką reikia padaryti. Man atrodo, mes galbūt vieną kartą paskambinam į Invegą ir konsultantė tikrai labai aiškiai ir labai profesionaliai sudalyvavo visam procese. Didžiąją dalį darbo padarė netgi bankas, o mums reikėjo tik tai susižiūrėti dokumentus ir sudėti parašus.